Nu tai gerai, tada aš susikalbėsiu, šnekėsim. Kaip šis gyvenimo įgūdžių. Čia tų vaikų turėtų būti 28, ne? Pasižiūrėsim. Tai pažiūrėsim, kam šitas aspirin. Nu tai gerai. Elysė, aš tau tada paimsiu, kai čia viskas baigtas, aš tau pasiskambinsiu. Gerai. Davai, visi. Tai ką, sveiki, aš esu atsiųstas Ryselio. Ryselis mano vasnysis brolis. Išėjo dabar su ta kažkokia savo planais susitikimą, tai man vat paliko jūs pamokyti. Ką tu galėsi, tas vaikas? Nu gerai, sakė, jūsų čia 28 turėtų būt, bet matau, tik tais du atėjo, kad šitą gavas. Nenoriu pasiaiškinti. Tu, nesveikas? Ateik čia, matai tai šiltas, matai pokarį. Čia, matai, tu visiškai jį dabar metei pokarį, kas jeigu aš dabar mešiu šį pokarį, tai buvo. Šiandien tam parodė visiškai nepagarbą, kadangi ir jis visai kaip nes gyvenimo įgūdis, nežinau. Tai vadinasi, tai šiandien kalbėsim apie pagarbą. Kaip čia jūs jaunimas angliškai sako, respect. Tai gerai, kadangi tu visiškai nerodai pagarbos, jau esi mano piktajam sąrašui. Pas mane pamokas sugalvojo taisyklę, kas gerai elgiasi arba patiria patyčias, kaip tas vaikas gauna semkį. Dėl to jisai dabar, jeigu nori semkį, turi gražiai elgtis. Jisai gauna semkis. Ir tokiu principu mes mokysimės viens kitam rodyti pagarbą, nes realiai iš kur kilęs pagarba yra svarbiausia. Pagarba svarbu už gyvybę. Pavyzdžiui, jeigu tu turi pagarbą, tu turi kitų pagarbą, tu esi pačiam už. Žiūrėk, no offense, bet nenori tiesiog anksčiau paleisti. Ne, nenoriu, negaliu. Man Ryselis daro darbą, aš dirbu darbą, aš gerbiu jį. Tu negerbi manęs. Iš karto, aš matau. Kadangi aš turiu šias semkės, mūsų valiuta. Už pagarbą gauni semkės, už gerą atsakymą gauni semkės, už gerą elgesį gauni semkės. Dėl to aš tau paberiu šias semkės. Ir tu jomis turi gėrėtis ir surinkti kiekvieną jam nuo stalo ir nuo žemės. Tai parodymas pagarbą klasiai ir mokytojui. Dabar tavo, tu, koks tavo vardas? Martynas. Martynas, nenuojama, o pavardės kaip pavardė? Gaubliavičius. Iš čia pavardė Gaubliavičius. Debilas kažkoks. Tai gerai, dabar mane nori pasakyk, ką reiškia pagarba. Čia, matai, parašyta dabar, jūsų angliškai. Tai gal pirmą paminėk apibūdinti kaip žodį, kas ta pati pagarba, ką reiškia gerbti? Nu, man pagarba tai tiesiog reiškia gerbti viens kitą, aš nežinau, ką daugiau primesiu. Čia kažkoks sviestas nestotas, nu tipo pagarba gerbti, nu čia aišku, bet ką aš žinau, nu kaip čia, nemokiau žodžių, gal pabandom paraidžiui, tipo ką reiktų sakyti, čia ką galėtų reikšti apie galvą. Nežinau, kalbėjai apie Ryselį kažką. Ryselį, va, teisingai Ryselis, reikia gerbti Ryselį, mano brolis. Tada kas bus Estrela, nu čipsai, nežinau, skanas, šiaip nesveikam, nu bet gerai. Kompanija gerbim, čia kas galėtų būti. Spiritus. Teisingai. Čia, žinau, kažkokius atsakymus. Čia mano slaptas ginklas. Ugdymo procese naudotas patikimas. Noriu būti pirmas. Noriu. Aš tau suteikiu garbę. Ne, baig, užtenka. Dar. Baig, turi gerbti. Nu gerai, man šiaip patinka šitas vaikas, toks neblogas, neprastas. Tas pagarbas. Greit, tikrai, čia iškart mokina pagarbas. Man jis jau iškart patinka toks kaip savas, arba visiškai kaip iš rajono, nežinau. Tararai.